Anželika, kokia tavo nuomonė, statyti namą pačiam ar pirkti pastatytą? Gyvent palapiniai. Aš manau, geriausias sprendimas, pigu, prieinama. Bet, o tai kur tą palapinę statysi? Ant savo žemės sklypo ar prie ežero kažkur? Tai čia jau klausimas, žinai. Ne, jeigu rimtai kalbame, tai čia aš tiesiog galiu pasakyti iš savo patirties, ką aš matau, kokie pliusai, kokie minusai ir panašiai. Tai dabar, žiūrėkite, tiesiog pasakysiu taip. Kai jūs perkate jau pastatytą namą, jūs gaunate jau, pavyzdžiui, produktą. Tai yra žemės sklypas, namas su visom komunikacijom, su visko. Iš esmės, jūs sumokate, tarkim, jeigu tai namas, pavyzdžiui, su pilna dalinė apdaila, jūs sumokate už tos visus už tą visą paketą ir jums lieka tik tai atlikti tą remontą. Tai yra padažyti sienas, tai yra įtempti lubas, grindis ir, pavyzdžiui, pastatyti katilą ir baldus. Aš sakyčiau, kad tai nėra labai daug, ta prasme, po statybų. O kai jums reikia namą pačiam statyti, tai jūs sumokate visų pirma už sklypą, už statybos projektą, ta prasme, pasikreipiate architektus. Tada toliau jūs sumokate už infrastruktūros mokestį, jūs sumokate už visus leidimus, kuriuos reikia gauti, statybos leidimą ir visą kitą. Tada jums reikia patiem, ne patiem, aišku, bet samdyti įmonę, iškasti gręžinį, pravesti visas komunikacijas, įvesti elektrą. Jūs net neįsivaizduojat, ant kiek dabar pabrango ta elektra. Pati susiduriau su tuo ir ne tik aš ir mano klientai ir yra sunku gauti ir tikrai labai tokia labai slidi ir skaudi tema. Tada jums reikia surasti statybininkus, kurie jums išlies pamatus, pastatys dėžę, tada visokie langai, stogai ir taip toliau, žodžiu, čia galiu vardyti ir vardytis. Tai gaunasi tikrai labai toks brangus procesas, labai sunkus procesas. Todėl asmeniškai aš esu už tai, kad namą statyti ne pačiam, o pirkti jau pastatyti namą, nes mano nuomonė tai yra pigiau. Netgi kalbėjom su klientais, jeigu pavyzdžiui, tarkim, jie turėjo sklypą su pamatais, skaičiavomės, tai namą kainuotų pastatyti pripliusuojant sklypą vos ne 313 tūkstančių. Tai čia yra labai dideli pinigai. Ir tokį patį tu gali nusipirkti, už kokių, tarkim, 260 tūkstančių. Tai tu vis tiek jau kiek sutaupai. Ne, tai tu laiko sutaupai kiek. O laiko kiek, nes tu tos dokumentus, kol sutvarkysi, tie dokumentai, jie be galo brangiai kainuoja. Tikrai, o dabar ypač kai su kiekvienais metais pas mus sugriežtėjo įstatymai. Sugriežtėjo ir architektams, daugiau popierizmo. Taip, netgi dabar iki tokio lygio, kad dabar, jeigu projekte, pavyzdžiui, numatyta, kad yra, tarkim, tokie pamatai, tokios sienos, anksčiau tu galėjai naudoti, pavyzdžiui, kitas medžiagas, kažką kitaip padaryti. Dabar ne, dabar jau viskas jau sugriežtėjo. Traukinys išėjo, galima taip sakyti. Tai noriu pasakyti, kad vienareikšmiškai, mano nuomonė, geriau pirkti jau pastatytą namą, jūs tikrai išlošite daugiau, negu jūs statysite pats. Todėl rekomenduoju pirkti jau pastatytą. O ką tu manai? Aš, žinok, irgi sutinku su tavim, ta prasme, argumentai tikrai yra teisingi, bet, žinai, mano nuomonė, žinai, tai sau gal aš statyčiausi. Kodėl? Todėl, kad turiu savo viziją, nebent, žinai, rasti tokį panašų išplanavimą, kuris man tinka. Nes kiek su klientais būna važiuojam, tai viskas patinka, bet ten, žinai, per maži vaikiški kambariai, ten kažkur, tas koridorius per ilgas. Prie visko tu kabinėjasi. Taip, aš tokia vriedna, taip, prie visko kabinėjasi. Tai aš gal rinkčiausi statytis, nes tada, žinai, suprojektuoji, kaip tau reikia. Taip, aš sutinku, kad čia kainuos daug, nes architektai, nepigus, ir ten visi tie mokesčiai ir infrastruktūra, ir pats sklypas ir taip toliau susideda, bet irgi, reikia pažiūrėti pagal situaciją, žinai, jeigu pavyksta, tai aišku, taupant laiką ir greičiau norint įsirengti, tai pirkti pastatytą, jeigu labiau aš savo, jeigu daryčiau, tai norėčiau gal individualiai kažkaip padaryti, kas man norisi, tai būtent tada gal statyčiausi, bet čia irgi, žinai, toks ta nuomonė gali pasikeisti. Aišku, gali. Kol kas manau, kad aš tai būčiau labiau už statybas,
Bet suprantu tos sunkumus, kurie laukia statant. Žinai, Silvija, aš ką galiu pasakyti ir tau, ir mūsų žiūrovams, galiu pasakyti tokį momentą, kai jūs, tarkim, netgi pasirenkat statyti namą, tai visada pagalvokit apie tai, ar šis namas bus likvidus. Turiu omeny, kad vis tiek gyvenime atsitinka tokių situacijų, kai tu, tarkim, nori ar privalai pakeisti savo gyvenamą vietą. Juk skirtingų būna situacijų. Pavyzdžiui, buvo didelė šeima, praėjo kažkiek, tarkim, 20 metų, vaikai visi išėjo iš namų, liko tik tai ten žmona su vyru, tarkim, ne, ir jie jau vis tiek, su laiku jiegi sensta, mesgi nejaunėjom dėja. Ir gaunasi taip, kad, norim mažesnio namo. Pavyzdžiui, pasistatėm namą, ten 250 kvadratų, kas yra tikrai daug. Reikia parduoti, o šitas namas nelikvidus. Ir tada užduokite savo tokį klausimą, pavyzdžiui, kad tas namas jums tiktų, bet ir kad jisai būtų pakankamai likvidus, kad jį galima būtų parduoti. Nes labai dažnai, pavyzdžiui, pastato didelį namą, įkiša labai daug pinigų ir nori, kad atsipirktų. Nes jau tada žiūri ne tai, kas rinkoje vyksta. Pavyzdžiui, tarkim, namas pagal rinką turėtų kainuoti 250 000, bet ašgi įkišau tiek pinigų, aš noriu gauti 500 000, negausi tu tiek. Todėl reikia įvertinti ir šitą aspektą, nes mano nuomonė, renkantis namą, reikia tikrai įsivertinti tokią riziką ir tokį faktą, kad anksčiau ar vėliau gal tu norėsi pakeisti tą namą. Tai visą laiką galvokit į priekį. Sutinku su Anželika, šitą reikia įsivertinti, ne visada tai pavyksta, ta prasme gali daug faktorių tai lemti, bet aišku, kai žmonės renkasi namą, ne visada apie tai pagalvoja, tai mes, kaip dažniausiai nepagalvoja. Taip, mes rekomenduojame įsivertinti, bet faktas, kai renkatės, tai tikrai rinkitės tas, kas jums patogu, ne? Taip. Lokacija, ar perkat, ta prasme, ar pirksit sklypą ir statysit, ar jau pastatytą namą, vis vien rinkitės, kad jums jisai tiktų. Tai reiškia lokacija, nežinau, išplanavimas, išsirinkit jau geriausiai, jeigu perkat, kad... Ir kad parduot galėtumėt. Tai va, apačioje rasite mūsų kontaktus, kreipkitės, pakonsultuosime ir rasime geriausią sprendimą.